Gražus iš ryto išaušo šiandien rytas ir puikia diena. Jau 25 kartą susirenkame Vydūno jubiliejinėme, galime sakyti, renginyje, kurį režisuoja Juozas Ivanauskas, tačiau trečią kartą susirenkame čia prie paminklo. Tai ačiū mecenatam, kurie ryžosi ir įgyvendino šią veiklą. Ir manau, kad ši tradicija ir išliks ir toliau, ir ne tik trečią kartą, ir žymiai daugiau kartų rugsėjo 1 dieną čia susirinksim. 25 kartas Vydūno renginiui ir 35 metai šiemet Klaipėdos universitetui. Labai dėkoju, kad ir Vydūno gimnazijos vadovai ir toks choras nuostabus ir tiek jaunimo šiandien kartu galime pasidžiaugti. Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos dalis su Dominiku Malajevu ir mažieji būsimieji vydūniečiai čia kartu švenčiame žinių ir mokslo dieną. Tai gražaus renginio, gražios šiandien šventės ir gražių ateinančių, sėkmingų ateinančių mokslo metų visiems. Dėkojame gerbiamam rektoriui. Dabar sveikinimo žodį tars Vydūno paminklo mecenatas, Vydūno draugijos garbės narys, gerbiamas Rimantas Cibauskas. Prašau. Sveiki, gerbėmieji. Aš taip pat noriu pasveikinti visus su rugsėjo 1, su mokslo ir žinių diena ir pasidžiaugti, kad universitetas iš tikrųjų tęsia tokią gražią tradiciją, kuri jau prasidėjo prieš 3 metus ir kaip rektorius dabar minėjo, kad ji turbūt tęsis iki begalybės. Kai prieš 6 metus mes atidarėme šitą aikštę ir pastatėm šitą paminklą, sprendėme, kokią dieną mums pasirinkti, nes mes vis tiek galvojame vėliau ar anksčiau, kad būtų galimybė mums susirinkti prie šito paminklo ir kažkaip vienaip ir kitaip prasmingai prisiminti tos vydūnietiškas, galbūt nuveiktus darbus, vydūnietišką dvasią. Ir tada kilo mums mintis, kad būtų geriausiai pasirinkti rugsėjo 1, nes rugsėjo 1 tai yra mokslo ir žinių diena, o Vydūnas, kaip žinote, yra didysis tautos mokytojas. Ir aš atėjęs šiandien į tą renginį, man gerbiamas Juozas davė leidinėlį, kur užrašyta tautos mokytojas. Tai manau, teisingai mes tada mąstėm, teisingai mąstom ir šiandien. Tai dar kartą aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tos gražios tradicijos prasidėjo, tęsiamos. Džiaugiuosi, kad susirinko daug jaunų žmonių, tai jauni žmonės turbūt tęs toliau tradicijas. Dėkoju Klaipėdos universitetui, nes iš tikrųjų Klaipėdos universitetas yra mūsų vakarų Lietuvos mokslo šventovė ir labai gerai, kad būtent Vydūno ta dvasia, būtent universitetas iš tikrųjų yra gyva. Tai dar kartą jūs sušventėme ir iki pasimatymo. Dėkojame gerbiamam Rimantui Cibauskui. Dabar turėjo kalbėti jo dukra, vydūnietė Rugilė Cibauskaitė, bet kadangi jinai užsienyje komandiruotė, labai atsiprašė, bet savo misiją delegavo atlikti aktorė, skaitovė, režisierė Virginija Kochatskytė. Prašau. Būkite pasveikinti su švente, Vydūno mintimis, Vydūno įžvalgomis, lietuvių tautos uždavinys ir pareigos pasauliui. Ištrauka iš Vydūno straipsnio Europos tautų santykiai. 1921 metai. Lietuvių tauta yra kūrybos darbui reikalinga. O taip tik dabar. Ta reikėtų visai aiškiai atjausti ir suprasti. Ir neturėtų nei vienas prisibijoti, kad ji žus, kad kitos tautos ją galės kada nors praryti. Bet reikėtų ir antrą dalyką pamatyti. Lietuvių tauta turi uždavinį. Ir tik spręsdama tąjį, ji išliks. Ji bus kūrybos saugojama ir tvirtinama. Lietuvių tauta turi žmoniškumą auginti prigimtų ypatingumu. Tuomet ji išliks.
kadangi sprendžia savo uždavinį ir vis daugiau reiškia tautų santykiuose. Berods ji yra maža, todėl į ją ir visai nesižiūrėta iki šiol. Todėl ji tūlų Europos galingųjų ir buvo pasmerkta naikinimui. Bet kaip jau sakėme, apsireiškia tuo nesveikas, menkas žmonių protas. Tauta yra pirmi viso dvasios gyvybė, o toji negali būti nei didžia, nei maža. Jos apsireiškimas nėra ribotas ir tegali būti kliudomas kilnesnės dvasios galių. Lietuvių tauta yra davusi visoms kitoms tautoms pavyzdį, kad galima išlaikyti savo savybę, kitiems ir baisiai spaudžiant, o tik neauginti nekantos, tai yra neapykantos prieš kitas. O šitas pavyzdys dar kuo daugiau turėtų šviesti naujų laikų. Jis dar nepastebimas kitų, kadangi kiti per daug gyvena neapykantą ir mato kitus tokiais, kokie jie yra patys. Lietuvių tautos uždavinys todėl bus visuomet auginti pagrindinės arijų ypatybės. Tai esti, auginti visą, kas žmonės padaro kūrybos veiksniu, žmoniškumo palaiminimui teikti visam pasauliui. Tuo, kad lietuvių tauta patvirtis savo